Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis Edramblys arba Emilis Rapšys. Šiandien aš filmuosiu naują video, kad aš gavau siuntą jau 3 kartą. Tai gerai, einam prie stalo, aš siuntą jau atidariau, kad nereikėtų kol filmuoju, nes užtruktų ilgai. Tai štai, tai aš imsiu, tai biški prispoilinu, kas bus. Biti popai, kaip matot, nes čia vieną pavyzdžių atsinešiau. Tai štai Stranger Things, biti popai. Stranger Things yra pats geriausias serialas. Čia eina su Demogorgonu, Vilu ir Barbara. Barbar. Tai. Ir tada Freddy's Blacklight. Tai čia forma ta pati kaip šito. Ir jo ta pati forma. Jie turi daug detalių. Ir šiaip jis šviečia tamsuosiu specialiu tuo žibintuvėliu. Bet čia dar yra Blacklight Freddy. Jo. Ir jis tokioj dideliai dėžutėj. Pamiršau, kaip vadinas. Tai ištraukiam iš dėžutės. Aš tokio dalyko biti popų dar niekad neturėjau. What the hell? Čia įsideda antras. Wow. Čia įsideda, aš išėmiau ką tik čia. O kaip įsiema šitas? Ai, tiesiog. O kaip įsiema šitas? Noriu jums parodyti, kiek daug. Va, tai va. Tai čia įsideda antras ir aš žinau, ką dėsiu. Tai va. Dabar neturiu tokio specialaus, tai va, grinai toks. Bet kietas dalykas. Pasakysiu tą. Tai dėžutės nereikės. Čia dėžutė, plastikinė. O čia dar rodo, kas jis yra. Žiauriai kietas. Tai va. Biški bluru, tai va. Bet aš gavau šitą, o šitą turiu tai. Jie grinai tokie patys, tik spalvos skirtingos. Tai dabar gerai. Tai galiu įdėti va šitą. Į vidų. Ne, gal nerizikuosiu. Tai įdėsiu šitą, kuris turi būti. Aš noriu išsiaiškinti, kaip įsiema, jeigu ne per čia, jeigu 2 įdedi. Nes tu įsidedi atgal, ar ne? Įsidedi. Tai man tiesiog va, taip traukti. Pala, gal šitas kažkaip ištraukia. Nu, ne, tik per te. Tai kaip aš įdėsiu antrą, jeigu aš negaliu ištraukti? Tai aš tikrai nedėsiu čia antro, nes tada neištraukiu. Ir ką man dėti antrą? Tai va, žiauriai fainas dalykas. Tai aš juk vis tiek turiu šitą, kuris eina į aš pavadinęs biti popų lentyną. Dedu atgal. Ir ten yra biti popų. Ne, nu, kodėl tu vis krenti? Praeitą kartą nukritai, tai įsijungia. Turėjau iš naujo viską filmuoti. Tas telefonas tai krenta dažnai. Atsiprašau tik. Jau 3 minutės filmuoju tik apie vieną daiktą. Kažkaip labai ilgai. Kodėl tu nelygus? Nu dabar nesimato pačios. Tai. O, gerai. Tai štai pirmas daiktas. Čia tik pradžia. Čia bus dar geriau. Tai kaip šitą atidaryti. Ai, ir čia galima gauti va dar plius, nes čia yra slaptas. Šiaip aš nežinau, kurį galėčiau gauti, bet norėčiau gauti, tai atidarom. Man dėžutės nesvarbios, nes jie eina į dėžutėse, bet plastikinėse. Tai jo. Biti popai turi už tai daug detalių, tai nežinau. Gerai, tai pamačiau iš viršaus čia 11. Nenoriu prispoilinti, kodėl jos vardas 11. Ir aš šitą jėmiau su 4 šiaip
šitą įsirinkau tik dėl Demogorgino. Pats geriausias veikėjas. Aš turiu jo paprastą Funko Popą, kurį aš filmuosiu video Italijos pirktus Funko Popus. Tai biškai prispoilinau gal per daug. Tai jie turi daug detalių. Vėlas su kuprinė maža ir jo geras veikėjas. Jeigu žiūrėjot serialą, tai jūs žinot, kas jis yra. Mane labai nustebino, bet gal biškai prispoilinau ir vėl. Tai tada Barba, tai va. Jinai šiaip buvo nužudyta Demogorgino. Tai va, štai visi tie ir va. Ir dabar slaptas, aš tik galvą matau, viso kito, ne? Tai aš po to pažiūrėsiu, koks šansas yra gauti, nes yra 1 iš 6 arba 1 iš 12. Tai čia 11 su... Turi ledų dėžutę, o ledai, jeigu žiūrėt, man labai patinka. Ir su burgerio drabužiu. Tai jo. O dabar koks retas? 1 iš 6 nėra toks retas. Ai, nėra 1 iš 12. Yra 1 iš 3 ir 1 iš 6. Tai čia retas. Nice. Neblogai. Ir jeigu žinot, jie eina su šitais dalykėliais, kur gali dėti, tai čia buvo. Tada čia per vidurį tuo sudėsiu ir įdėsiu savo Bitty Popų lentyną. Jinai bus didelė, nes jau 1, 2, 3. 3, va šitie yra tai. Wow, ir po to eisim prie Funko Popų. Ir vienu Funko Popų Jimbo dydžio. Tai jis irgi bus iš Stranger Things. Tai Stranger Things paliekam galui, bet šitas. Jūs galvojat, kodėl jis skamba kaip plastikas? Todėl, nes jis eina su apsaugikliu. Ir čia invaderis Zimas, tai ateiviukas toks, kuris... Čia toks filmukas Nickelodeon. Siūlau pažiūrėti, labai geras. Turi, wow, 3D lipdukas. Geras. Ir, naujas, čia 2 nauji lipdukai, aš jų neturiu. Tai Funko Pop 2025 Wonders Convention Limited Edition. Čia Limited Edition, tai aš galėjau jį tik per laiką gauti. Kietas Funko Popas. Man patinka šita dėžutė ir aš turbūt perdėsiu kažkuriam labai geram Funko Popui, nes šitas nėra Fantastic Funko Popas. Bet dėžutė jaučias, kad jinai nauja, kad kiek tų laiko buvo į tame plastikinėme dėžutės apsaugiklė. Wow, jis turi kuprinę, iš kur lenda vorai. Geras Funko Popas. Geras, aš už jį sumokėjau 20 eurų. Tai jis eina su šituo dar, tai kietas, labai geras Funko Popas. Jis labai ilgai buvo dulkių net yra. Tai turi jau sakiau, kad lenda jis vorą tie, tai geras Funko Popas, žiauriai kietas, turi daug detalių, galva sukios. Ir dabar einam prie Stranger Things'ų smegenų valdytojas. O tai čia vienintelis dalykas, dėl ko aš šitą siuntą pirkau. Taip, aš dėl šito Funko Popą pirkau šitą siuntą. Jis kainavo 23, tai jis kainavo 20. Aš beveik už jį visą galėjau nusipirkti visą šitą. Tai. Jo. O magudnis. Va čia tai gera siunta. Viena geriausia eina su paveiksliuku. Ir... Oho. Va čia. Jis iš plastiko. Jis grinai kaip
McDonald'o žaislas. Šiaip labai kietas Funko Popas. Žiauriai daug detalių turi. Ir čia yra smegenų valdytas, ar jau sakiau, man rodos sakiau. Ir jo, jis voras, jis iš dūmų yra per serialą. O, vėl prispoilinu. Kodėl aš vis spoilinu? Soriukas. Tai jis turi uodegą. Kodėl vorai neturi uodegų? Jo, bet nesitikėjau, kad jis bus iš tiek daug plastiko. Nes aš turiu plastikinių Funko Popų, bet šitas turi daug plastiko. Šitas vien iš plastiko, bet toks... Bet šiaip žiauriai kieti Funko Popai, tai visi čia bus. Aš jau ten uždžiau. Žiauriai kieti Funko Popai, tai ačiū. Tai aišku, turi viskas kristi pabaigoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Dramblys arba Emilis Repšys ir viso gero.